tėvai šneka su vaikais 7 minutės per dieną. Dirbantis tėvai, tai va tiek ir praleidžia laiko. Nėra bendravimo su vaiku. Ir va galima suprasti, iš kur ateina tas trūkumas pas mažą žmogų, kodėl jis jaučia trūkumą. Va todėl. Nes mama neturi galimybių leisti su juo laiko. 2 metų vaikas yra labai dar mažas, nors pas mus yra, norma laikoma, kad 2 metų vaikas išeina į darželį. Iš tikrųjų, jis išeina į darželį, nes mama kaip yra priversta išeiti į darbą. Nors kartais, ne kartais, pavyzdžiui, jeigu yra gyvenama pilnoje šeimoje, jinai galėtų neiti į darbą. Jie galėtų taip būti susitvarkyti, kad jinai galėtų pabūti ilgiau su savo vaiku. Pavyzdžiui, aš taip daryčiau, kad būtų įmanoma kuo ilgiau pabūti, ne? Bent jau kokių 5 metų. Ir jis neturi į darželį, jam nereikia socializuotis, čia yra klaidingas mąstymas. Jam reikia būti su mama. Visi galvoja, kad žmogui reikia socializuotis, jam reikia su vaikais, jis nemoka su vaikais bendrauti ir panašiai. Tai, čia kiekvieno pasirinkimas, bet ką aš pasakoju, tai kad, paskui nesistebėkim tom trūkumų, kad vaikai nelaimingi yra, kad jie yra pikti, suirzę, kad nėra bendravimo. Kodėl? Todėl, kad nėra įpročio skatinti tą bendravimą, buvimą kartu, leidimą laiko kartu.